Labai trumpai apie kalbų parinkimą. Daugiakalbystė puslapiuose tampa kasdienybė šiai dienai, ypač kai mes prekiaujame ne tik Lietuvoje ir visoje Europoje ir kitose šalyse. Tai yra toks labai greitas, paprastas sprendimas, kad nereikėtų kiekvieno puslapio išversti, bet norite, kad jūsų skaitytojas galėtų atėjęs, tai galima naudoti Google Auto vertėją, kuris automatiškai išverčia visą turinį į pasirinktą kalbą, kame yra patogus, kad jisai, kad šitas sistema, jinai gali nustatyti kalbą automatiškai palei naršyklę ir buvimo vietą. Tai jeigu naršote Vokietijoje, mato, kad yra IP adresas iš Vokietijos, tai automatiškai versti vokiečių kalbą, arba jeigu naršyklė yra vokiečių kalboje sistema, tai irgi automatiškai parinks vokiečių kalbą. Minusas šitos gal yra, nes tai auto vertėjas, tai jisai gali būti ne visada teisingai išvers frazę ar panašiai. Tai būna tokių niuansų, tačiau, man atrodo, pirmam paprastam būdui yra visai patogu, kad žmonės galėtų susipažinti, nes tiek supranta, kad tai yra vertimas, tai yra užsienio puslapis, bet tai toks paprastesnis būdas. Šiaip efektyviausia, jeigu yra tada viskas sukurta angliškai, visas turinys, ir tada jis jau verčia į pasirinktą kalbą. Tai jeigu mes turėtume automatiškai viską angliškai, jisai į kitas kalbas verstų daug efektyviau, negu šiuo atveju pas mane yra padaryta čia iš lietuvių, bet iš esmės žmonėms vis tiek yra ženkliai patogiau, kad gali jau pasiskaityti savo kalbą, ypač rusų nėra šitą. Kad būtų galima broliams latviams susipažinti su turiniu ir sukurti tokį patogumą.